paveikslas online, kaip sako, vėlgi, jeigu pradėtai jisai tuo labai nesidžiaugia, nesididžiuoja dukra, bet Teodora, bet jinai sako, geras paveikslas, bet vis tiek aš čia savo nepatinku. Nes, taip, čia ir pati istorija yra tokia apie visų medijų ir viso to interneto, čia 2015 ir 2016 metai, tai vėlgi per tą laiką labai daug kas pasikeitė mūsų internetiniam pasaulyje, atsirado dirbtinis intelektas, jo poveikis, rašo turbūt straipsnius, tekstus už mus pradeda kurti, tai nežinom, kas bus toliau, bet čia vėlgi tas toksai pagal amžių, tai yra paauglė mergina, kuri, kaip sakyčiau, realiai istorija vis tiek yra reali, mes poilsiavom prie jūros ir visi išėjom pusryčiauti ir sakykime, tas kaip ir dažnai ir būna, ir dabar turbūt pastebim, kaip ir draugai susėda ir vis tiek įsijungia telefonus ir nori, nenori, kažkaip jisai yra mums įrankis labai darantis didelę įtaką. Tai šitas kūrinys irgi apie tai, kaip, sakykime, mergina, kuri yra pasipuošus ir su gėlių vainiku, ir su dailiais rūbais, kurie būtent yra skirti bendravimui su aplinka, bet tu esi pats visas paniręs į būtent tą telefoninį ekraną ir tu vis tiek gyveni kaip ir turbūt jau to ekrano gyvenime. Tai tokia diskusija apie kaip mes ir su kuo ir ką, bet čia tokia nebaigtinė, čia turbūt jisai tęsis, kol iš rankos dings aparatas ir taps kitų aparatų. Tai tada bus antikvaras, galbūt ir istorija, kurių kels juoką, bet toks man buvo įdomi. Aš kažkaip gal su tokiom technologijom ar apie automobilius, ar apie kažkokius tokius realybės daiktus, kompiuterius kaip ir netapau kūrinių, bet arba bent jau kol kas jų nėra, bet, sakykime, tokį telefoną įprasminti jaunos merginos rankose kažkaip norėjosi. Iš kitos pusės jisai vėlgi galima įvairiai interpretuotis, toks, nesakau, kad jis adekvatų širdžiai, bet vis tiek jis kažkoks raudonai užsidegęs ir galbūt tai yra rimta diskusija tarp kažko ekrane ir sakykime, merginos. Tai čia jau, kaip, sakykime, leiskime žiūrovui eiti tolyn, nes tas ryšys turbūt, mes žinom, su internetiniu pasauliu yra begalinis šiai dienai, tai kas čia vyksta, galime vėlgi pabūt kūrėjais ir patys atrasti. Plius toks man visai įdomus liktai kontrastiškas fonas, kur tarsi ir būtų lik ir toks jūrinis peizažas, bet jis sugeometrintas ir tokiam aštriom formom sudalintas, tai toks kaip ir aptaki forma mergaitės rūbų ir visų suglebusios būsenos ir ta tokia struktūra, realybės struktūra, sukurtos realybės, sugeometrinta, jinai vėlgi, nežinau, gal reikia, kaip sako, dėlioja iš tų puzlės gabalų naują istoriją ar kažką tai.